Sveiki visi, Dirko Gaming, su jumis šiandien parodysiu tokį kalėdinį, filmos kalėdinį video, tai turintis Big Game Hackerį, Rūtą ir turint Heblockhead žaidimą nusihekinti su Big Game Hackeriu tam kristalus per Heblockhead žaidimą. Visų pirma, jums reikia Rūto, antrą Game Hackerį ir Heblockhead žaidimą. Kada jūs jungiate SB Game Hackerį, jums tokią lentelę išmetat, paspaudot tą minusiuką, susiminimizina ir matot, jūs galite dėlį kur įtampyti po ekraną. Dabar įsijungiam Blockhead žaidimą. Vėl. Aš jau matot, yra komentarų kristalai, aš jau hackinau. Žiūrėk. Na dabar su šitais, ne? Turi būti NM ir D word arba E autorėžimas. Ir tada rašykite, kiek turit time kristalų. Dabar jums pirmą, jeigu nesat čia hackinę time kristalų, jums netokią lentelę išmes. Pirmą išmes, kiek jūs turite, kokią valiutą, kokią skaičių esat parašę, kitoj pusėje ten toks tuščias laukelis. Tada jūs susiminimizinat ir arba pažiūrit video, arba išleidžiat kažkiek kristalų ir tada tiesiog. Aišku, net rūpėčiau reikia klausim to raktuko paspauskite, parašote, ne, kiek gaunate, kiek turite nuo to karto. Ir dabar manęs nekaltinkit, man sunku išaiškinti, nes nusihekinęs, jeigu jums neveiks. Vėliau susuksiu video, kaip ten reikia sutvarkyti, nesutvarkyti, kaip ten yra. Tai tiesiog. Ane, tada parašyti kokią nors valiutą, ne valiutą, skaičių. Matot. Ok. Įmėsiu, dabar spėjau žymiai mažiau gausiu. Matot, dabar 8 turiu, nes aš teleportavus dabar išleidžiu workbench'ui. Aš taip gaučiau 30, bet matot. Kažkaip keistai. Jo, suveikia, nes tada čia būtų 9 ir tos 50 paimtų iš tų 9 ir taip gaučiau 3, bet dabar iš 9 minus 5, žinote, aukštąją matematiką man gausi 4, tai taip ir reikia daryti. Tiesiog čia Blockhead Game Glitch, galbūt šitam pasauliu darysiu. Va, toks pažangus. Čia turėčiau, čia man namas, didžiulis namas. Tai linksmų švenčių bei gerų dovanų ir sėkmės asmeniniam gyvenimui.